Jei ne Maršalas Rozenbergas, neturėtume nesmurtinių arba kitaip dar empatiško bendravimo. Bent jau tokio, kokį jį žinome. Būtent empatiško bendravimo dėka žmonės visame pasaulyje mokosi prisimti atsakomybę už savo jausmus ir poreikius, stengiasi juos išreikšti ir patenkinti, o taip pat mokosi atkreipti dėmesį į kitų žmonių vidinį pasaulį. Maršalas Rozenbergas buvo nepaprastas žmogus, o jo empatiško bendravimo idėja jau daugelį metų randa šalininkų ir pasekėjų visame pasaulyje. Jo dėka susikūrė bendruomenė žmonių, kuriems rūpi artimi, nuoširdūs santykiai ir vienas kitas supratimas. Empatija tai nėra intelektinis supratimas, kai suprantame, ką mums sako kitas žmogus. Empatija yra kažkas gilesnio ir vertingesnio. Ją galime pavadinti širdies supratimu, kai kitame žmoguje įžvelgiame grožį. Taigi, kas buvo Maršalas Rozenbergas? Maršalas buvo amerikiečių psichologas, tarpininkas, treneris ir mokytojas. Jis įgijo klinikinės psichologijos daktaro laipsnį ir mokėsi pas Karlą Rodžersą, vieną pagrindinių humanistinės psichologijos atstovų. Jis tikėjo, kad socialiniai pokyčiai yra įmanomi, kad pasaulis gali judėti taikos, bendradarbiavimo, tarpusavio pagarbos ir supratimo link. Empatiškas bendravimas padeda mums suprasti, kad ne kiti žmonės ar jų veiksmai sukelia mūsų jausmus, o tai, kaip mes interpretuojame bei suvokiame kito žmogaus jausmus bei elgesį. Empatiško bendravimo tikslas – skatinti dialogą tarp žmonių ir kurti visuomenę pagrįstą empatiją ir įsiklausymą į kiekvieno žmogaus poreikius. Empatiškas bendravimas padeda sąmoningai išreikšti žodžiais tai, ką norime perteikti ir taip padidinti galimybę užmegzti ryšį su kitu žmogumi, kas padėtų mums pasiekti tarpusavio supratimą. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame empatiškas bendravimas yra žinomas kiekvienam. Kai gimstate, jūs supa meilė, artumas ir supratimas. Suaugusieji pasirūpino, kad išmoktumėte aiškiai išreikšti savo jausmus ir poreikius, atsižvelgti į jūsų prašymus ir kartu pasidalyti, kaip jūsų elgesys juos įtakoja. Mokytojai mokykloje padeda ugdyti jūsų pomėgius ir talentus, moko kurti pilnaverčius santykius ir spręsti kylančius konfliktus bei nesusipratimus. Politikams rūpi visi piliečiai, nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų ar socialinės padėties. Išnaikintas badas ir skurdas, o aplinkos apsauga ir darnaus vystymosi užtikrinimas yra kiekvienos šalies žemėje prioritetas. O dabar grįžkime čia ir dabar. Pagalvokime, kaip atrodo mūsų pasaulis, santykiai su artimaisiais, darbovietėje ir mūsų požiūris į praeivius gatvėje. Kiekvienas yra atsakingas už savo jausmus ir veiksmus, bei savo poreikių patenkinimą. Aš už savo, tu už savo. Kai sužinojau apie nesmurtinį bendravimą, didžiausias mano atradimas buvo tas, kad kiekvienas yra atsakingas už savo jausmus ir poreikius. Kad tik nuo manęs priklauso, koks bus mano gyvenimas. Iš pradžių manyje kilo pasipriešinimas. Bet kaipgi taip? Juk daugelio dalykų aš negaliu kontroliuoti. Tiek daug dalykų privalau daryti, nors nenoriu. Aš veikiu, nes noriu, o ne todėl, kad privalau. Tiesa, ne viskas priklauso nuo manęs, bet mano gyvenimas, mano pasirinkimai priklauso. Kiekvieną dieną sprendžiu, kuria kryptimi noriu eiti, kaip interpretuoti tai, kas man nutinka ir ką su tuo daryti. Net kai privalau keltis ryte, iš tikrųjų neprivalau, tiesiog renkuosi, nes noriu per tai kažką realizuoti. Kažkas kitas yra svarbiau už rytinį miegą. Žmonės veikia siekdami patenkinti savo poreikius. Kitas atradimas buvo tas, kad žmonės veikia siekdami patenkinti savo poreikius. Staiga gyvenimas tapo prasmingas. Net pats neracionaliausias elgesys, nesuprantamas mūsų požiūrė tam, kad patenkintų poreikį. Paskambinu kam nors, nes man reikia bendrystės. Dirbu, nes turiu kūrybiškumo, bendradarbiavimo ir finansinio saugumo poreikį. Su kuo nors ginčiuosi, nes man reikia supratimo. Einu pasivaikščioti, nes man reikia atsipalaiduoti, pailsėti gamtoje, rasti įkvėpimą ir
Na teisingai, kiekvieną kartą šis poreikis gali būti skirtingas, nors strategija, pavyzdžiui, eiti pasivaikščioti, ta pati. Nors visų žmonių poreikiai yra universalūs, nepriklausomai nuo amžiaus, kultūros ar lyties, strategijos ne. Visi turime tos pačius poreikius, tačiau pasirenkame skirtingas strategijas jiems įgyventinti. Kaip viena strategija gali patenkinti daugybę skirtingų poreikių, taip ir vienas poreikis gali būti patenkintas įvairiais būdais. Jei turiu poreikį atsipalaiduoti, kartais einu pasivaikščioti, o kartais susitinku su draugėmis, kitas tuo metu skaitytų knygą, eitų į sporto salę ir kiną. Taip yra todėl, kad visi turime tos pačius poreikius, bet jiems patenkinti pasirenkame skirtingas strategijas. Dar daugiau įmanoma patenkinti visus poreikius, nes yra milijonai strategijų jiems realizuoti. Kartais pakanka suaktyvinti kūrybinį mąstymą ir ieškoti naujų alternatyvų, o ne prisirišti prie vienos mėgstamos strategijos. Žinoma, tai, kad tai įmanoma, nereiškia, kad tai įmanoma čia ir dabar, visada ir visur. Neįmanoma kiekvieną akimirką patenkinti visų savo poreikių. Tačiau galime atkreipti dėmesį į tai, kas šiuo metu yra svarbiausia. Kaip žinoti, kas dabar yra svarbiausia, nuo kurio poreikio apskritai pradėti? Jums patars jūsų jausmai. Jausmai jums pasako, ko jums labiausiai norisi. Sakoma, kad jausmai yra poreikių vaikai, o su vaikais, kaip ir su vaikais, geriau kuriam laiku atidėti tai, ką darote ir įsiklausyti, ko jiems iš tikrųjų dabar norisi. Kitaip jie neduos jums ramybės ir dar garsiau prašys dėmesio. Kai išreiškime savo poreikius, yra didesnė tikimybė, kad sulauksime jų patenkinimo. Gerai, taigi įsigilinote į savo jausmus, žinote, ko jums reikia ir pasidalijote tuo su mylimu žmogumi. Suformuluojate prašymą ir laukite, kol jis išpildys. Kartais jis tai mielai padaro, ko tikriausiai nebūtų buvę, jei nebūtumėte nieko prašysi, o kartais šis žmogus visai nesiryžta, nes koks nors kitas poreikis šiuo metu jam yra aktualesnis. Tai ką daryti tokioje situacijoje? Kiekvieno žmogaus poreikiai yra vienodai svarbus ir į juos galime bent jau atsižvelgti. Prielaida, kad visų poreikiai yra vienodai svarbus ir juos galime atsižvelgti, nereiškia, kad jie bus iš karto patenkinti. Pats faktas, kad pasidalijote tuo, kas konkrečioje situacijoje jums gyva ir įsiklausėte į tai, kas svarbu kitam asmeniui, pagilina jūsų santykius. Tai padidina tikimybę, kad rasite abi pusės tenkinantį sprendimą ir geriau suprasite vienas kitą. Konfliktai atsiranda dėl įsitikinimo, kad yra tik vienas būdas patenkinti poreikį. Empatiškas bendravimas aiškiai nurodo galimą konflikto šaltinį. Dažniausiai konfliktai kyla dėl įsitikinimo, kad yra tik vienas būdas patenkinti poreikį. Kai susitelkiame į veiksmų strategijas, o ne į tai, kas mums svarbu, sunku susitarti. Aš noriu eiti į mišką, tu nori eiti į kiną ir susidaro aklavietė. Kita vertus, kai prieiname prie to, kokį bendrą poreikį norime patenkinti savo veiksmais, gali būti trečias variantas, kuris džiugins visus dalyvaujančius. Jei pirmiau pateiktame pavyzdyje svarbiausias poreikis būtų artumas, laiko praleidimas kartu, galbūt sprendimas galėtų būti vakarienė kokiame nors gražiame restorane. Galimybių daug. Leiskite savo nustebinti jų gausą. Prieš spręsdami konfliktą, sukurkite ryšį su kitu asmeniu. Sprendžiant konfliktus, verta prisiminti, kad pagrindinis elementas, padedantis pasiekti susitarimą, yra kontakto su kitu asmeniu užmezgimas. Sprendimų idėjų generavimas nepadės, jei nesuprasime, dėl ko kilo konfliktas, kas svarbu kiekvienai pusiai ir ko jis siekia. Ir taip prieiname prie empatiško ryšio. Ryšys tiek su kitais žmonėmis, tiek su savimi. Kai nėra noro užmegzti kontaktą su kitu žmogumi, jokie gražiai ir taisyklingai suformuluoti sakiniai nepadės užmegzti ryšio. O kai nesame užmegzę ryšio su savimi, labai sunku skirti dėmesio ir susidomėjimo kitiems. Taigi, kas padeda užmegzti kontaktą? Įsiklausymas ir nuoširdumas, o taip pat sąžiningumas. Ryšiai grindžiami tik empatija gali sukelti nusivylimą ir sąstingį. Tarp mūsų gražu ir malonu, bet kažko trūksta. Pagalvokite,
Kaip jaučiatės, kai per ilgai laikote kažką labai svarbaus jums, kai nesugebėte apie tai atvirai pakalbėti. Dažnai to žmogaus vengiama arba staiga kyla protrūkis, kuris gali atsiliepti santykiams iš esmės. Taigi sąžiningumas tai ne tik tiesos sakymas, bet ir atviras požiūris į save ir kitus žmonės, kuris grindžiamas pagarba ir sąžiningumu, bei galimybė išreikšti savo nuomonę. Atkreipkite dėmesį, kad yra didelis skirtumas, ar sąžiningai dalijamės savo mintimis ir vertinimais, ką galvojame kokiu nors klausimu, ar dalijamės savo jausmais ir poreikiais, ką man daro kito žmogaus elgesys ir kokie man svarbus poreikiai tuomet lieka nepatenkinti. Empatiškame susitarime mums rūpi šis antrasis sąžiningumo supratimas. Pavyzdžiui, vietoj tas filmas buvo siaubingai kvailas, be reikalo įėjome, galima sakyti, esu nusivylęs, nes norėjau maloniai praleisti laiką, o paaiškėjo, kad šis filmas nepateisino mano lūkesčių. Kokie yra esminiai nuoširdumo elementai? Ketinimų įsisąmonimas. Tai reiškia, kodėl noriu ką nors pasakyti. Ar tai padeda pagilinti ryšį? Ką noriu pasiekti? Tuomet aiškumas. Tai reiškia, ką konkrečiai noriu pasakyti. Ir taip pat forma. Rekomenduoju 4 nesmurtinio bendravimo žingsnius. Bet apie šiuos 4 žingsnius kalbėsime jau kitame įraše. Taigi, iki gražaus.